Yra tokia Giedrė. Davai erotinę apklausą. Labas vakaras, šį vakarą prašau. Labas vakaras. Labas vakaras. Jums paskambino Evaldas iš Baltic Trim agentūros ir mes norėtume užduoti vėlyvąją apklausą, daugiau susijusi su intymiomis paslaugomis. Aišku. Gal galėtumėte prisistatyti, ko jūs vardu? Giedrė. Labai malonu, Giedrė. Aš žinau, kad čia skambina. Taip, kas jums skambina? Zip FM. Eik sau, ne. Taip. Giedrė, tau patinka mylėtis? Ne. Nelabai patinka? Tau patinka vaikinams suteikti gerą? Giedružė. Giedružę. Baigit. Ei, alio. Mes dar nepradėjom. Ant kur tau baigt, brangioji? Nejuokau. Mes nejuokaujam. Mes nejuokaujam, pas mus viskas rimtai. Mes norim erotikos. Aš niekada buvau rimčiau nenusiteikęs savo gyvenime. Kaip šią akimirką. O kaip tik dabar sužinojau, kad tu jau dabar laisva ir nutariau išbandyti savo laimę. Nesąmonė. Kas nesąmonė? Tugi išsiskyrė su savo vaikinu. Taip. Taigi baigit. Pas mane, žinok, yra toksai skaitliukas, jisai pradeda pipsėti, kai Giedrė, kokia nors, bet kuri Giedrė išsiskiria su vaikinu savo. Ir jis kaip tik pradėjo neseniai pipsėti ir vis nenustoja, žinai, aš skambinu, visos Giedrės neišsiskyrusios, tai va pagaliau radau tave, kuri iš tiesų esi išsiskyrusi su savo vaikinu. Ką padarysim? Nu tai kodėl išsiskyrėt? Kas į kairę nuėjo? Susipykom. O, tai dėl ko susipyko? Dėl berno, dėl mergos? Nesvarbu. Nu svarbu jau dabar. Nu, Giedrutė, patvirauk su mumis. Mesgi netiesioginė metri. Aš žinau. Nu? Nu? Tai kas nutiko? Ką tas gyvulys tau padarė? Jis man nieko nepadarė. Tai tu čia padarei. Tame ir buvo problema? Ne? Kas nuėjo į kairę? Jis labai pavydus, ar ne? Kas nuėjo į kairę? Aha. Jo? Tai tu nuėjai į kairę, ar ne? Taip. Buvo seilių? Seilių? Nu, ta prasme, nu tai kaip? Ar tai seilėjotės, ar jau buvo ir tų... Ko tu? Nu, tų... Man juice. Aišku. Kaip tu išdavėjai? Ar tai buvo bučiniai tik tai ir glamonės, ar jūs ir pasimylėjot? Nesvarbu. Nu, svarbu. Ne. Man atrodo, jau žinau. Aš ir galvoju, tave jisai pakuteno per rūtų vainikėlį. Ne. Pakuteno tavo pilvuką iš vidaus. Baigit. Baigt, nepradėjom dar. Tai kaip pakuteno tave? Ar patiko bent jau? Giedrūt. Giedrūt, tada pakalbėkime apie meną. Apie meną? Kuri tavo lytinė kūno dalis yra meniškiausia? Nesakysiu. Nu, kodėl tu tokia paslaptinga? Nepaslaptinga, labai kukli. Labai kukli. Ar tu laikaisi celibato iki vedybų? Laikausi, ką? Nu, tai labai džiugu. Labai džiugu. Tai be abejo. Tai eikime žanytis. Tuo metu. Eikime. O kiek tau metų, Giedrė? 18. O! Nu va, tai jau. O, prašom. Prašom. Kaip tik. Ar tu gailiesi tai, ką padarei, kad įsiskyrėsi vaikinuku? Gailiuosi. Labai? Taip. Tai reikia manyti, kad jisai tave paliko, ne? Nu, kaip čia pasakė. Ir nereikia man tų bendrų sutarimų, nebūna tokio reikalo kaip bendras sutarimas. Ne, tai nebuvo bendras sutarimas. Nu, tai... Nu, Giedrė, tu jį išdavėjai, prisipažink, ir jis tave paliko, natūralus dalykas. O kodėl tu jį išdavėjai? Pas jį kažkas blogai? Ne, viskas gerai, tiesiog taip gavus. Norėjai kitų, ar ne, daugiau? Na, prasme, jauna dar galvoja čia, ką čia su vienu? Ne, aš nežinau. Žinai, kokia pati pagrindinė čytinimo taisyklė? Nu, kokia? Niekada nesileisk pagaunama. Taip, žinau, bet taip išėjo. Pagavo, o tave pagavo taip, kaip atidaro duris ir pamato, ar... Pagavo už pimpalo, ta prasme, ar pagavo tiesiog blefuodamas ir tenais kažkokias tai žinutės radęs? Na, kaip čia pasakė, ir taip, ir taip. Nu, tai pagavo tave su nuogu vyru ant viršaus? Ne. Eik, tu savo, kaip blogai būtų.
Būtų blogai. Tokiu atveju Mes su jie greičiausiai... nebekalbėtumėm tokiu atveju. Tokiu atveju greičiausiai ir aš palikčiau. Taip, bet gerai, kad taip nebuvo. O tai kaip buvo? Nesvarbu. Nu, Kaip tai nesvarbu? Nu, jeigu jau buvo verta išsiskirimo, vadinasi, buvo svarbu. Nu, negi, aš dabar jums ir pasakosiu. Aišku, Tai papasakok. papasakok, nu tai pasidalins. Nepasakosiu. Aišku, papasakok. Gedrūtė, nesiparink, davai. Nepasakosiu. Kas nutiko? Kas nutiko? Kas nutiko? Kas nutiko, Gedrūtė? Gal vat papasakosi dabar nuo širdies, gal vaikinas po to tavo atleis, sakys, vat. Galbūt tikrai jisai gailisi. supras tavo pretekstą. Ne, nepasakosiu. Nu tai dėl ko viskas įvyko? Pasakyk, ar jis buvo labai žavingas tas kitas, ar dėl ko jis su juo? Ar tiesiog kažkaip tai ėjai, paslydai, pumt? Va taip va ir buvo antras variantas. Aha. Mhm. Pasidavėt, o jisai tavo draugas, pažįstamas, klasiokas ar kas? Dabar jau niekas. Nu tas, su kuriuo tu buvai neištikima. Nu, baikit, neklausinėkit tokių dalykų. Ne, nu Jėzus, nu man labai įdomu, žinok. Na, ta prasme, o kodėl aš turėčiau pasakoti? Neturėtum iš viso nieko pasakot, bet man labai įcekava ir aš labai norėčiau, kad tu papasakotum. Bet aš nepasakosiu. Ok, tai jisai tavo kas buvo? Nepasakosiu. Tai draugas ar klasiokas? Nei tas, nei tas. Tiesiog tėvelio draugas. Dėdė. Ne. Ne, žinai, kas buvo? Pusbrolis. Plotas, klube arba kažkur. Plote buvo? Gražus bernas ir capt, ir papt, ir viskas. Ir po to viskas sužinojo. Ei, plote buvo, ne? Ne. O tai kur? Nu, tai koks skirtumas? Ant lovos. Ne. Jėzus Marija. O ne ant Dieve. lovos, ant skalbimo mašinas. Kalbas. Kodėl tokių dalykų klausinėjat? Nu, jeigu... Nes mums žiauriai įdomu. Gyvenimą, ką nors papasakokit gerą, šiaip. Kaip mums, žinok, įdomu tavo gyvenimas, Ar tai tu tada, kai- negalėtum patikėti, Ar žinok. tada, kai mylėjasi, baigiai, ar ne? Vat, klausimas apie tavo gyvenimą. Kas per klausimai? Nu, labai gražus klausimas. Nesakysiu. Brangioji, mums tavo gyvenimas yra maždaug tiek pat įdomus, kiek tau įdomus mūsų gyvenimas. Bet, Man labai jūsų įdomus. Gerai, tu paklausk mūsų, mes tada klausim tavęs. Ne, jūs manęs neklausit, bet aš jūsų galiu paklausti. paklaus mūsų. Jūs tai, ar tu Gerai. gėjus? Ne. Va, o tu... Nu, Nu, ko paklausi? Aš iš pertraukiau, man atrodo. pertraukiai tikrai. Mes labai atsiprašom, kad kalbame tada, kai tu mus pertraukinėjai, taip? Taip. Nu, tai ką papasakės? Va tai, va, ne, čia tavo klausimas toksai buvo. Taip. Maladėts. O tu kartais šitągi, Panevežė. ne Nobelio premijos laureatė už literatūrą? Ne, bet aš darau literatūros namų darbus dabar. Dabar darai... Aha, o tose literatūros namų darbuose tu kažkurioje tai vietoje permėgi su kažkuo tai kitu, negu kad savo vaikinu? Ne. A. O kaip permėgojai tada? Tai jis tavo kas buvo? Draugas ar klasiokas? Ar... O pala, iš kur čia tokia informacija? O gal taip visai nebuvo? Buvo? Buvo, pati prisipažinai. Ne, Taip buvo. Taip, prisipažinai. nebuvo. Giedrė, taip buvo. Nebuvo. Aišku, kad buvo. Aš iš tavo balso jaučiu, kad buvo. Nebuvo. Aš iš jūsų girdžiu, kad nebuvo. Jau nebeišsivartysi. Tai kas jis toks? Nebuvo. Nepažįstu. Nu va, Nebuvo. Nes nepažįstu. nieko nebuvo. Ta prasme. Taip. Maladėts. Ei, Gedrute. Ką? Ką? Opa. Opa. Ką? Nieko. Ei, a. Kažkaip išsijungė. Užsikalbėjom, jo, 5 minutės lieka iki 2:02, gatvės lyga jau čia šmirinėja, rytoj nuo 19 vėlgi radistai grįž, turėsim svečių, Justė Starinskaitė iš Saulės Kliošo. A, ne, jinai Jo. labai gerai dainuoja. She's a pretty woman. She's a lady. Yeah. Wow. Prižadėjau ir padainuoti, tai padarysim kokį nors sveikinimų koncertuką. Rolka bus? Bus. Maladėts. Gerai, tai visiems ačiū už šiandien. Gero jums vakaro, draugai. Nesirkit. Radistai lekia gerti arbatos. Taip, ir gydytis, nes Justinas šiek tiek sirguliuoja, bet tikėkime, jisai wake up. Is better. It's better. Draugai, gero jums vakaro, paliekame jūs su Gatvės Lietuvos lyga. afro lietuviais numeris 1, gatvės lyga, o radistai sako, tai ne mano senelė. Arrivederci, būkit mylimi ir mylėkitės su šalmais.